Allô? Bonsoir, jeune fille. Comment ça va? Ką? Labas, vaivutė. Labas, o kas čia kalba? Mariukas kam. Koks? Labas vakaras. Labas. Aš ir žiūriu, kad kažkaip tai čia negali būti berniukai skambina ir prancūziškai šneka kažkaip labai keista. O kodėl? Nu, kad neskambina man tokie žinokit. Vaiva, tai kur tu dabar esi? Aš dabar einu link namų. Tai gal nori romantiškai pakeliauti, kad laikas greit prabėgtų? Kur, dieve, čia taip keliaut? Ne, tu klausykis, aš tau padėsiu. Nu, davai. Klausau. Vaivutė, tu net neįtarė ir galvoji, kad Marius yra kažkoks tavo pažįstamas, ar ne? Ne, aš manau, kad Marius, aš labai šiaip mažai tų Marių ir bepažįstu. Ir man atrodo, vienintelis Marius yra ten Klefo kažkoks vadovas, pusiau ar ten kažkoks, tai ten labai didis asmuo. Tai va, tik toks, man atrodo, yra. Nu, pataiky. Nu, aš labai tiklėsiu. Tai kaip šį vakarą leisi? Tai, kad važiavau einu link namų, galvoju, aš eisiu, šiandien buvo tas frankofonijos visas susitikimas. Aha. Kalbinau visus. Aš žinau, kad tu labai pasinešus ant prancūzų kalbos. Nu kaip labai, va taip ir pasirodė mano pasinešimas blemba ir nenuvariau tą vakarą, labai susinervinau. Varam dar į Café du Paris, bet nieko nebuvo, 8:30 ir susinervinom ir nuvarim į Čiliaką ir dabar grįžtu namo. Vaivutė, tai žinok, aš taip kažkaip ilgai galvojau, žinai, ir nelabai drįsau to paskambinti ir kažką ten sakyti, bet žinok, ar aš galėčiau tave pakviesti pasimatymą? Ne, čia dabar nesupratau. O kokia proga? Taigi tu manęs net beveik nematęs. Matęs, man, kaip pasakyti, nenoriu išduoti draugo ir panašiai, bet aš esu tave matęs tiek nuotraukoj, tiek ir gyvai, bet Vaiva, na, kartais būna, nežinau, gal pavasaris ar kas man čia, bet man draugeliai laksto po pilvą. Ir... Klausyk, o tai neišgėręs, tu čia klausyk, man tai kažkaip tai labai keista. Išgėręs ar neišgėręs, bet žinai, kaip vyrai, jeigu būna išgėrę, tai jie visą teisybę pasako. Nu. Prancūziško vyno kaip tik turiu beje. Tai jau kur tu čia nori taip susitikti? Aš nežinau, kada tu būtum laisva, kokį vakarą pavakarieniauti su manim. O jėtų, bet čia taip iš karto, dieve, romantiškai. Tai aš ir sakiau, kad sakau romantiškai, aš tau papasakosiu. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad Vaiva, tu esi tobula moteris. O jėtų, nereikia. Kaip galima taip sakyti, o jėtų, čia visai netiesa yra visiška. Vaiva, tu pasimetei kažko. Ar tau vyrai nėra gražių žodžių sakė, ką? Yra, bet man nepatinka, kai vyrai sako tik tam, kad sakytų ir kai taip sakant meluoja, taip vat labai negražiai. Vaiva, iš kur tu žinai, kad aš meluoju? Dėl to, kad tu manęs visiškai nepažįsti. O leisiu susipažinti? Nu tai va, o dabar matai, tai visgi pripažįsti, kad meluoji? Ne, aš nemeluoju. Aš, kaip pasakyti, pasikliaunu savo vyrišką intuiciją ir tai, ką esu matęs, viską absorbuoju ir sakau, kad tu esi tobula moteris. Aš sakau nuoširdžiai ir apie tai galvoju. Nu, jėtus, mano, jėtus. Vaiva, tu man patinki. Oi, negalima taip kalbėti, jėtus, mano, jėtus. Negalima taip kalbėti. O tu esi mane mačius? Taigi, kai tada buvom Trakose, aš čia patiko apie šitą paratį. Tai kodėl sakai, kad tai aš tavęs nesu matęs, esu matęs? Vieną kartą. Jėtus, mano, čia kitaip negalima kalbėti. Šį vakarą galėtų būti antras kartas. O, dieve, klausyk, davai gal paprastai kalbam, ką? O kaip tu nori paprastai kalbėti? Galim, paprastai. Beje, tokių visokių ten... Gerai, aš paprastai kalbėsiu. Nu va, ja. Ar aš galiu šį vakarą pas tave atvažiuoti? Pas mane negalima, tai aš ne viena gyvenu. Čia daug žmonių, jie miega ir mes ten labai trukdytume, jeigu karštai kalbėti. Vaiva, aš dėl tavęs net prancūzišką frazę išmokau. Kas čia per dabar nesąmonės visokios? Mademoiselle, je pense que tu es très belle. Très belle. Gerai pasakiau? Très belle. Ar gerai pasakiau? Nelabai. Vaiva, tu pradėjai net dūsot, kažkaip mane net sujaudinai. Aš pavargus, nes lengva kažkaip sujaudinti, dieve, kas čia per vyras, taigi reikia biškai atsilaikyti kažkaip tai. Vaiva, o tu kada paskutinį kartą turėjai vyrą? Nu čia dabar. Nu pasakyk taip draugiškai. Jėtų, tu man čia labai draugas dabar, nu, ne draugas, bet tai galim. Klausyk. Aš, pavyzdžiui, paskutinį kartą moterį turėjau, žinai kada? Nu.
pirmadienį? Tai ir tu nori, kad aš su tavimi eičiau pasimatymą? Ne, aš tiesiog noriu, kad tu sužinotum, jog tau skambina radio stotis Zip FM. Mes tiesioginėme. FM. Labas. Vakaras dar kartą. Čia tave patrukdė Jonas Rolandas. Jonas gražiai pašnekėjo. Jonas? Jonas ir Rolanda. Aš kalbėjau, Rolas prancūzišką frazę sakė, mes čia bendrai žinok. Ir tau linkėjimai nuo tavo kambariokių, kaip aš suprantu. Jos dabar klykia turbūt. Geras. Tai va, tai gero vakaro jums mergaitės ir gerai būkit. Visą gerą. Ate. Iki.